Tai labą rytą visiems. Turim 2:30 ryto. Ruošiamės, kraunamės daiktus. Vat. Nu ir važiuosim, o esam sugalvoję. Esam sumanę nuvažiuoti iš Čikagos iki Las Vegaso. Tai vat kelias ilgas. Dedamės daiktus. Iki pirmos mūsų nakvynės vietos Glenwood Springse, kažkaip taip atrodo vadinas miestelis. Yra apie 1150 mylių. Tai vat, nešu daiktus toliau. Opa! Tai vat, turim nusinulinę vakar, kur užsipylė. Nu ir pažiūrėsim, kiek gausis gale kelionės. Navigacija užstatyta, laukia pareina ir kylom. Baučiau dabar čia kur nors. Tai va, neskubėjau. Tai va, draugai, mes jau 15 valandų kelyje. Jums gal atrodys kaip ir kelios minutės, čia viskas taip greit prabėgo. Bet mes jau 15 valandų važiuojam. Nuvažiavom 1000 mylių, tai būtų 1600 kilometrų. Dar liko 150 iki šios dienos galutinio tikslo, o dabar privažiavom vieną didesnių miestų, Denverį. Nu ir prieki matosi kalnai. Čia bus jau sudėtingesnis važiavimas, manau, ir sniego gausim visko. Ką, judam toliau.
varom pačią aukščiausią vietą, ne? Taip. Kalnų 3400 metrų virš jūros lygio. Per Eisenhower Johnson tunelį. Nu, pagaliau atvažiavom. 18 valandų, 1170 mylių. Susimokėjom už viešbutį. Nu ir kraunamės daiktus. Kur važiuoti? Čia turbūt. Čia. Okay. Jau iškart į kompiuterį, ne? Nu, einam, pažiūrėsim. Čia vienai nakčiai. Pum, pum. Baseinas čia tas pusė prie pat. Gerai. Ar važiuojam? Niekur nevažiuojam, čia gerai bus. Ką? Kur balkonas? Balkoną. Nėra pirmas aukštas. Okay. O, ir šaldytuvas yra. Yra viskas. Viskas good, viskas good. Išėjom dar į miestą pasivaikščioti, pažiūrėti, kaip pasipuošė. Tai žiūrėkit, koks vaizdelis. Bam! Viešbutis. Šiaip gražiai. Visur viskas pripuošta. Nu, bet šitas tai iš toli švietė. Tai ir atvarėm pažiūrėti. Šarčiau. Nu, gražu, gražu čia. Glenwood Springso didžiausias karštųjų versmių baseinas. Bet tai kokio dydžio, ne? Čia koks 100 metrų jau čia, ne? Nu, gražiai atrodo. Čia. O. Sėdi sau baseinėlį, vaizdelis toks. Gražu, gražu, gražu. Labas rytas. Tai va, išmiegojom tokiam slėnį tarp kalnų. Vakar tamsoje atvažiavom, tai nieko nematėm. Ten kryžius tik tai švietė ant viršūnės. Baltai. Tai taip atrodė, kad ore šviečia. Tai va, iš visų pusių kalnai. Mašina balta. Čia kai sniego gavom. O, pridavė raktus. Depozitą atsiėmė. Gerai, judam. Šiandien dar liko 600 su virš mylių. Kamerą pamėsi. Nieko nepadarysi. Toks gyvenimas. Nu, paliekam spalvotai į Koloradą ir toj važiuosim į Jutą. Kaip nuotaikėlės. Super! Čia bišdavim vaizdų, prieš eismą pavažiavom, nes pralikėm ženklą. Užmiršot, kad dviem pusės Jo, eismas. jo, Juta prasideda.
Einam nusifotinsim. Aukštai žiūrėk, be. Kaip į maską. Tai gal čia, žinok, mes Va taip dėl ir to taip. kirsim. Jo, jo. Tai jau man A ne? pilnos Panašiai kaip kelnes. į maską. Eik tu sau. Čia tai važiuosim. Privažiavom Arčės nacionalinio parko įvažiavimą. Biškiai eilutė. Kokį pusę valandos gal reiks palaukti. $40 įvažiavimas. Stovim, laukim. Ir ten reikės į viršų važiuoti. Ojojoj. Kas per vaizdai, ką? Nu tai užsimerk, jeigu bijai. Čia panašiai kaip vairuoti su autobusu, jei neatsimeni. Nu, tu savo. Kai gerai atrodo, ne viskas. Man atrodo. Tamsa truputį vandens. Eina savo. Kas per grožis čia? Nu čia takiukas yra. Jo, vaizdai tai čia yra iš atviruko. Čia Donatėliui reikia pasakyti didelį ačiū, todėl kad jisai pasiūlė suorganizuoti šitą mūsų dūkių užsukimą. Nu, va, tikrai karaliai, atrodo. Trys karaliai. Nu, Bet čia jau tikrai esam matę tų kanjonų, tų iš stalaktitų, stalagmitų, visokių suformuoto lūnų, bet čia tai, nu, neprilygsta, nežinau. kada
Nu ten žiūrėk kaip rūmai kokie, kad būt ten tolyn, žiūrėk. Gerai, lipam. Toliau paveiksluoti. Mano fotikas nieko gero, tu čia ką prifotkinsi, tas ir bus. Pasifilmuojam, pasifotografuojam. Paskutinį savo tašką privažiavom šiandieną. Tai prie arkos. Opa! Kokia arka. Ir viskas bus šiandienai. Turbūt reikia varyti link Las Vegaso. Nu, bet čia vaizdai tai nerealus tikrai. Nu, kaip vaizdas, ką? Kaip vaizdai, ką? Tenais irgi arka. Tenais arkų irgi yra. Ten toliau eit nuo mašinas. Mašinas čia pastatėm. Nu, einam po arką palysti. Žmonių kiek ką. Nu ir kas ten vienoj pusėj. O, papa. Jo. Gerai, kad nusukom nuo kelio 30 mylių tik tais. Nusugaišom, aišku, čia papildomai porą, 3 valandą, ko gero, gausis iki galutinio taško. Nu, bet verta, tikrai verta buvo nusukti. $30 pamelavau, ne 40, o $30 įvažiavimas į parką. Ir nesvarbu, keliesi su mašina. O jeigu eini peškom, $15 žmogui. Tai va. Gerai, suksimės atgaliaus ir važiuosim jau link Vegaso. Važiavom į degalinį jau kokį 5 ar 6 kartą. Tai čia sistema tokia, nuneši pinigus pirmą paduodi,
už kiek pilsi ir tada piliesi. O jeigu nori pilną baką, tai turi nunešti daugiau, tarkim, kokį 100 baksų palieki. Ir kai tau pribėga, nueini atgal pasiimti grąžos. Tipo, kad nepabėgtum, nepvogtum. O kuro kaina 2,69 už galoną. 7,2 centai už litrą benzo. Tai va. Ir yra 3. Nu, bet čia ne policija. Gal čia jų policija žinomus? Highway patrulis čia yra. Čia yra kelių patruliai. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į Las Vegasą. Kiek mes trukom? 29,5 valandos prie vairo ir mes jau vietoj. Kaip nuotaikėlės gale? Puikios. Super! Jo, biškelį pavargę, bet nieko. Nelabai. Na, kai kas pavargę, kai kas nelabai. Kas pažiūrėjot video iki galo, paspauskit laiką, parašykit komentarą ir susitinkam sekančioj daly iš Las Vegaso nuotykių. Ate!